Raseiniai vėl atgijo. Šeštadienį miestas prisipildė muzikos, šypsenų ir spalvų. Čia šurmuliavo tradicinė, bet vis naują veidą įgaunanti miesto šventė Rudens bendrystės sodas. Šventė priminė, kad bendrystė tai ne tik renginiai, bet ir žmonės, kurie susitinka, dalinasi džiaugsmu ir kuria gyvą miesto ritmą. Raseiniai miestas, kuris moka ne tik švęsti, bet ir bendrauti. Ir ne tik bendrauti, bet kartais net pasiginčyti, kaipgi taisyklingai, raseiniai ar raseiniai. O mes raseiniškiai ir raseiniečiai. Šmaikščios diskusijos apie žodžius tik dar labiau primena, kad čia svarbiausia žmonės, jų nuomonė, bendras juokas. Šventė parodė, Raseiniai gyvas miestas, kuriame svarbus kiekvienas balsas ir kiekviena nuoširdi šypsena. O šį kartą būtent raseiniškiai buvo tikrieji šventės pasakotojai. Mes juos kalbinome šmaikščiai, lengvai ir su šypsena. Galbūt tai yra tikrasis raseinių kodas – bendrystė, savitas humoro jausmas ir gebėjimas džiaugtis būnant kartu. Dabar įsiklausykit, ką aš sakau. Raseiniai ar raseiniai? Raseiniai. Raseiniškis ar raseinietis? Raseiniškis. Egzaminą išlaikėt. Mere, dabar jeigu rimtai, jums šita šventė Rudens bendrystės šventė Raseinių krašto yra apie ką? Tai yra apie bendrystę. Turbūt visi po vasaros sugrįžta į mokyklas, į savo bendruomenes, į darbus ir visą laiką reikia kažkokio tai bendro renginio, kur galėtų apibendrinti visus tos vasaros įspūdžius, kažkokius susitikimus, atostogas ir panašiai. Tai turbūt bendrystės sodas ir yra apie tai, kad mes skiname vaisius, ką gero nuveikėm per tą gerąjį šiltąjį sezoną. Kuri dalis jums viso šito šventės yra pati tokia šilčiausia, labiausiai prie sielos? Man turbūt neišskirčiau nei vienos, nes visos savaip įdomios. Pati pradžia, pavyzdžiui, labai įdomi, nes lankosi mūsų miestai partneriai iš užsienio šalių. Šiais metais kaip niekad gausios delegacijos atvyko iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos. Tai be galo džiaugiamės jų dalyvavimu mūsų šventėje. Taip pat svarbu, kaip pavyzdys, galiūnų ar ne varžybos. Toks unikalus dalykas, antrą kartą turime. Praeitais metais pabandėm, pamatėm, kad žmonėm patiko, pasiteisino, šiais metais vėl pabandėm, irgi žiūrim, kad visai gerai, tikėtina, kad ir kitais metais turėsim. Taip pat turėjom krepšininko ar ne įamžinimo tokią akimirką, 3 prieš 3 aikštelę atidarėme,
Taip pat turime ir vakarinę dalį, kur yra koncertas, kur yra žmonėms atsipalaidavimas, ateina, pasiklauso savo mėgiamos muzikos, savo atlikėjo, gerai praleidžia laiką, tai toks ir tikslas rudens šventės. Vis tiek aš grįžtu prie tų linksmų klausimų, dabar žiūrėkit, jeigu Raseiniai turėtų himną, kokią grupę arba kokią atlikėją jūs įsivaizduotumėt jį atliekant? Čia yra problema, nes kiekvienas turbūt individualiai įsivaizduoja. Pavyzdžiui, kas jiems patinka, tai ir sako. Tai man patinka, pavyzdžiui, Rammsteinų grupė ir aš norėčiau, kad Rammsteinai kada nors sugrotų Raseiniuose, aš taip šiek tiek juokauju, bet kodėlgi ne? Tai galbūt ir sukurtų ir mums kokią gerą dainą. Bet paprastai himnai miestų būna ne visą laiką prigyja. Tai turime turbūt ne vieną miestą, kur tie himnai giedami, bet kažkaip vis tiek kažko trūksta, tokio dūšios ar dar kažko. Tai aš specialiai turbūt himno gal nekurčiau, bet tiesiog leisčiau žmonėm patiems pasireikšti, pasisakyti, pasipasakoti ir tokio specialaus muzikinio kūrinio nedaryčiau. Jeigu pas jūs atvažiuotų svečių, 3 objektai, į kuriuos jūs sakytumėt, kad yra būtina nuvežti atvykus į Raseinius. Kažkada, kai gilioj senovėj buvau Seimo narys, tokią progą turėjau pristatyti Raseinių kraštą, tai tuo metu vežiau pirmiausia į Šiluvą, į Šiluvos atlaidus. Toliau, jeigu tokių išlankytinų vietų, tai Lyduvėnai turbūt, įspūdingas statinys, bet kuriam atvykusiam tiek iš užsienio tikrai yra į ką pasižiūrėti, jo labiau, kad dabar yra atvertas turizmui, galima apatinę dalimi praeiti. Tai puikus Dubysos slėnis, kur galima pasižiūrėti puikiausią gamtą. Teko lankytis tiek žiemą, tiek pavasarį, tiek vasarą, rudenį dabar galvoju, turbūt nesu buvęs, bet tikrai labai įspūdinga, labai gražu ir faina. O trečią tokią vietą, jeigu reikėtų išskirti, tai turbūt pats Raseinių miestas, Dubysa, ta pati Ariogala, ar ne, irgi mūsų miesteliai yra unikalūs, gražūs ir manau, kad turėtumėm ką parodyti ir juose. Be ko jūs neįsivaizduotumėt Raseinių, kas jums yra Raseinių, tarsi simbolis? Nuo vaikystės visą laiką prisimenu Žemaičio paminklą. Tai man Žemaičio paminklas turbūt vienas iš tų simbolių, kur simbolizuoja tikrą raseinietį. Tai, sakyčiau, ir būdas, ir netgi istoriškai apėjus, jeigu aplinkui bareljefus, tam pasižiūrėjau, yra laisvės kovos įvairios, tai aš manau, kad toks žemaitis užsispyręs, toksai užsigrūdinęs įvairiuose kovose ir mylintis savo kraštą. Tai manyčiau, kad tai yra geriausiai atspindintis mūsų krašto simbolis.
Kas jums Raseiniai? Nežinau, miestas, gimtas. Gimtinė. Koks jis simbolis Raseiniai? Lūšis. Dabar klausykit manęs. Raseiniai ar Raseiniai? Raseiniai. Garsiai. Raseiniai. Šaunuolės mergaitės, labai daug kas klysta. Kitas klausimas. Dabar žiūrėkit, jeigu reikėtų pakviesti užsienietį, kito miesto rajono gyventoją, kur Raseiniuose pasiūlytumėt apsilankyti? Nežinau, netgi. Gal Maironio bažnyčiose. Ką dar žinot? Tai gal Žemaičio aikštėje. Ir nežinau. Aprodyt, papasakot apie miestą, apie mus pačius, kokie mes esame. Gimnazijas, mokyklas. Ir ką dar? Dar pagalvokit, kur pavalgyt pakviestumėt? Pavyzdžiui, į kavinės. Į sušinę. Gerai, mergaitės, dabar drąsiai, garsiai, ką atstovaujat, nes jūs nerealiai gražios. 1, 2, 3. Nesam! Žiūrėkit, direktoriau, jūs čia pas mus importinis, ar ne? Importinis, sakot. Ačiū. Dabar išsiklausykit ir pasakykit, kas yra teisingai. Raseiniai ar Raseiniai? Raseiniai. Raseinietis ar Raseiniškis? Raseiniškis. Jūs šaunuolis visiškai. Kas simbolizuoja Raseinių? Va šitas labai gražus lūšiukas šaukantis į gražų šuolį, kuris pas mus atributikoje yra ir ant autobuso uždėtas, kad mes tikrai matytumėm būtent Raseinius. Egzaminą išlaikė, dabar apie reikalus. Naujas autobusas vienas, bus daugiau? Taip, kol kas yra vienas pradinis, šiaip bus dar 3 autobusai, dar vienas dyzelinis, kaip ir šitas dyzelinu varomas, ir taip pat bus 2 elektra pilnai varomi autobusai. Jie turėtų pasiekti galbūt šių metų pabaigoje arba pradžiai sekančių metų pagal projektą. Savo svečius, kadangi jau dabar vis tiek per pusę Raseiniškis, kur atvežtumėt pirmiausia? Raseiniuose, ne Jurbarke. Ne Jurbarke, žinoma, šitai turbūt į Lydovinų tiltą, jeigu apie rajoną mes kalbam, ir Šiluva turbūt man 2 tokie vietovardžiai ir vietos, kurios turbūt gražiausios ir įsimintiniausios ir labiausiai žinomos Raseinių krašto. Bjaurus klausimas, kur geriau, Jurbarke ar Raseiniuose? Visur gerai, sako toks posakis, kur mūsų nėra. Nu, Jeigu darbo prasme dirbti reikia visur ir vienur ir kitur. Taip pat stengiuosi ir šičia ir Jurbarko kraštą nepamiršti. Kviečiam kiekvieną prisiliesti ir palikti savo potėpį. Šiandien sukursime unikalų, galbūt pirmą Raseinius visos Raseinių bendruomenės piešinį. Prašom ir jūs, operatorė. Viena ranka, kad kameros, kad gramės, bet kur. Visi turime šiandien priliesti savo rankelės. Ačiū jums labai. Ačiū jums. O kur kabės šitas paveikslas? Matote, čia jeigu matysit toliau, yra daug tokių paveikslų, kuriuos kūrė 3 amžiaus bendruomenė, ugdymo įstaigų vadovai, kiti. Tai tiesiog pratęs kitais metais šitą gražią alėją, kaip jūs matot, jeigu galėsit pažiūrėti, ir mes kitais metais jį pamatysim. Įsiklausykit, Raseiniai ar Raseiniai? Aš sakau Raseiniai.
Raseiniškis ar raseinietis? Raseiniškis. Raseiniškis ar raseinietis? Raseiniškis. Šaunuoliai. Tikrinome, žinote, kad tam lietuvių kalbos didžiajame žodyne ir žinome, kad raseiniškis yra. Bet jūs sutiksit, kad reikia mokėti taisyklingai bent jau kirčiuoti savo krašto pavadinimą? Tikrai sutinku. O raseinius gerai pasakiau? Taip. Nu, va, matote. Klausimą tokį turiu. Jeigu pakviestumėte atvykti, sakykime, užsienio delegaciją, kito rajono ar ne gyventojus, kur pirmiausia nusivežtumėt mūsų rajone? Kur pirmiausiai nusėsim. Aišku, tai yra superinis parkas relaksui pasivaikščioti ir viskas, kas yra Raseiniuose verta dėmesio, tai tikrai visas vietas ir aplankytumėm su svečiais. Na ir žinoma, nueitumėm papietauti pasimatymą. Jums klausimas. Taip. Kur skaniausiai būtų galima pavalgyti Raseiniuose rajone? Pasimatymas, skaniai pusryčius sekmadieniais užsukam suvalgyti. Ypatingai skonį gerą priduoda geras vaizdas. Galima net ir Mišelino žvaigždutės pridėti už tokį vaizdą. Bent jau lūšiukus raseinėti. Taip, teisingai. Dabar žiūrėkit, turiu klausimą. Jeigu Raseiniai turėtų savo himną, kokį atlikėją pakviestumėt jį sugiedoti? Na gal matyčiau Merūną? Aš egzaminų šiandien visiems paruošiau. Raseiniai ar Raseiniai? Raseiniai. Raseiniškis ar raseinietis? Raseiniškis. Jeigu sukurtumėm Raseinių himną, ką pasikviestumėt jį atlikti? Į ateitį. Kokius kompanionus? Kokį atlikėją grupę? Kas galėtų tos Raseinius įdainuoti gerai? Giedrius Račenko. Savo krašto patriotė? Savo krašto patriotė. Taip, su mama galėtų įdainuoti himną. Jeigu reikėtų, bičiuliai, pritartume. Žiūrėkit, kitą klausimą turiu. Jūsų nuomonė pati geriausia vieta, kuri simbolizuoja Raseinius? Aš manau, kad šitas parkas, Lūšiukas, tikrai labai gražiai simbolizuoja. Jeigu atvažiuotų užsienio šalių delegacija, kur nusivežtumėte? Na, šiandien jie vieši, 6 delegacijos, Karpinė, puikiai vieta. Mūsų rinkėjų, mūsų šiandien dalyvių nuomonės, bilietas į ateitį. Va, ir aš noriu paskaityti, kaip žinomas, lankomas, mylimas ir aktyvus. Tai linki, miestui linki, kad mes būtume žinomi ir matomi ir būtume aktyvus. Taigi kviečiame visus parašyti po linkėjimą, bilietas į ateitį ir viskas į mūsų lentą mes įsirinksim. Žiūrėkit, gerbiamas importinių direktorių, šiame egzaminą paruošiau. Raseiniai ar Raseiniai? Raseiniai. Raseiniškis ar raseinietis? Raseinietis. Geriausia vieta Raseiniuose pagal tamstą. Ligoninė. Kodėl? Nes draugiškiausi žmonės dirba. Ne, tai dabar, jeigu kviestum pas save svečių delegaciją, tai guldyti ligoninį ir maitinti ligoninį. Maitin gal ne, bet ištirti galim. Dabar žiūrėkit, apie ką jums šita šventė, Raseinių bendruomenės? Labai graži šventė. Anksčiau tokiose šventėse nedalyvaudavau, nei aš, nei šeima. Pabandėm vieną kartą, dabar jau patys mane vežasi. Taip, ne man jums reikia vežtis, labai graži bendrystė šventė. Kuri dalis labiausiai patinka? Turbūt pati eisena, pati pradžia, visi susirinkę, geros nuotaikos, žmonių yra daug, smagu. Jeigu Raseiniai turėtų savo himną pagal jūs, pagal ligoninę, koks atlikėjas arba grupė privalėtų jį atlikti? Tai manau, aš pasimokinęs galėčiau tą padaryti.
su kolektyvu ligoninė. Žinoma. Drąsiai. Ačiū. Ačiū. Toksai trumpas. Jūs raseiniškis? Taip, Raseiniai ar raseiniai? raseiniai. Raseiniškis ar raseinietis? Raseiniškis. Kas simbolizuoja Raseinių kraštą? Lūšis. Viską žinot. Turbūt. Kaip gyvena Raseinių ūkininkai? Blogai. Šiandien gerai, bet šiandien situacija labai prasta. Pakalbėkime apie pozityvius dalykus. Jeigu atvažiuotų kolegos, sakykime, iš užsienio, kur vežtumėtės? Mūsų krašte. Kaip ūkininkas pats, tai ūkius pas ūkininkų parodyti, kaip ūkininkai gyvena. Bet jum, pavyzdžiui, žodis Raseiniai ir iš karto su kažkokia asocijuojasi, ar ne? Na, Vilnius, sakykime, tai su Gedimino bokšto, ne, tenai Kėdainiai, nu nežinau, su agurkais. Jum Raseiniai su kuo? Su Dubysa. Su Dubysa. Šita šventė jums apie ką? Apie visus Raseinius, visą rajoną. Trumpai, galim pakalbėti. Kaip tie raseiniškiai noriai dalyvauja, noriai tikrinasi? Tikrai labai noriai tikrinasi ir mes matom pagal savo visas išteklius, kad baigiam patikrinti 200 žmonių. Nebijo drąsiai? Drąsiai matuojasi suaugę ir vaikai be jokių problemų. Ir pas daugumą cukrus yra geras. Tai ką pastebėjom, raseiniškiai visi atėjo nepapusryčiavę, tai aš nežinau, jūsų krašte gal pusryčių žmonės nevalgo. Anksti visi kilo labai senai matyti dalyvauti. Aplamai, kokie jums pasirodė tie raseiniškiai? Draugiški, labai svetingi, džiaugiamės, kad ir mes galim čia dalyvauti. Gal raseiniškių kraujas kažkoks kitoks spalvos, kitos, ne? Žalias. Sveikesni, kol kas tikrai nepavyko rasti blogų rezultatų. Pagal jum, kokia, sakykime, patraukliausia, gal kažkiek domėjotės Raseiniuose vieta? Oi, neteko, taip užpuolė greitai, nebežinau. Gabrielė, kokia tau patraukliausia? Maironio parkas čia? Labai patiko. Ar yra Raseinių krašte blogiausias kraštas, kur gyvena blogiausi žmonės? Ne, Raseinių kraštai visi yra geri žmonės. Tik tai daro kartais tokias klaidas, kaip kelių eismo taisyklės arba kitus nusižengimus. Mes ir tam dirbam, prevencinės priemonės įgyvendinam, kad žmonės švies. Kaip ir šiandien, žiūrėkit, kokia eilė žmonių. Iš tikrųjų, jie ne tik gauna žinių, bet jie pasitikrina savo žinias, kokias turi ligšioliai. Kokią formą čia tikrina tas žinias, papasakok? Paprasčiausiai mes turime labai gražius klausimus, jos bando atsakyti, po to suka laimės ratą ir gauna mažą priziuką, bet tai susijusia su policija. Užsidega žalia šviesa ir apsidairai. Paskaityk mums klausimą iš naujo. Kada galima eiti per pėsčiųjų perėją? Kai užsidega žalia šviesa ir apsidairai. Į abi pusės? Taip. Ar taip darai? Taip. O kas taip išmokina? Tėvai. Šaunuoliai, tėveliai. O kitus sudrausmini, jeigu neina per pėsčiųjų perėją? Taip. Šaunuolė. Koks tavo vardas? Elzė. Ačiū tau, Elzė. Ir ką dovanų? Dovanų gaus va taip, suks laimės ratą ir gauna panelio rašiklį su Lietuvos policijos ženkliuku. Ir mergaitė gaus atšvaituką. Ir kaip draugiškai sesiai.
Ar tėvus irgi tikrina? Taip, tikrinam. Ar gali važiuoti suaugęs asmuo su elektrinė mikrojudumo priemonė keliu važiuojamajame dalimi be apsauginio šalmo? Žinoma, kad negali ir visada dėvim šalmus. Taip, mes keliame tikrai eismo dalyvių kultūrą, kad tikrai turim rodyti pavyzdį, kai mes saugiai turim atrodyti ir elgtis kelyje. Tas yra labai svarbu. Sukame ratą. Dar kartą sukame. Ir dar kartelį pabandau. Atšvaitukas. Apie ką jum yra Raseiniai? Kas simbolis Raseinių? Man Raseiniai yra apie bendrystę. Dabar kaip tik studijuoju Klaipėdą ir ten taip nebūna. Šiandien čia mes kiekvieną įstaigą, kiekvienas kolektyvas susibūrėm ir manau, kad Raseiniai yra apie bendrystę. Aš žiūriu jūsų biuras arbatom, kažkokiais gėrimais, kas ten vyksta. Ten kolegė mano geriau pakomentuotų, bet mes kviečiam pas mus užsukti, mes turim kombučas įvairių skonių. Taip, mes šiandien kalbam apie rudenio sezono, kaip sakant, aktualijas, apie peršalimo ligas, apie imuniteto stiprinimą. Lygiai taip pat turim imuniteto stiprinimo šotukų. Tai kviečiame užsukti ir tada papasaksim plačiau. Žiūrėkit, toks mini egzaminas. Raseiniai ar Raseiniai? Raseiniai ar Raseiniai? Manau, kad Raseiniai. Raseinietis ar Raseiniškis? Raseinietis. Jum pati pačiausia Raseinių krašto vieta? Pati pačiausia. Visgi man yra Maironinė. Ir Maironio takai. Jie labai gražūs ir kviečiu pro juos praeiti ir pasigrožėti rudenį, jie tiesiog fantastiški. Koks yra gyvūnas Raseinių krašto? Lūšis. Raseiniai ar Raseiniai? Manau, kad gal Raseiniai. Raseinietis ar Raseiniškis? Raseinietis turėtų būti. Nors norėčiau gal, kad būtų Raseiniškis pagal pas mus palapinė esančius kiškius. Supratau. Visi kiškiai, žodžiu. Ne, tik pas mus esantys 4 kiškučiai. Labiausiai Raseinių kraštą atspindinti vieta pagal jūs? Šiluva. Kur pasikviestumėt užsienio šalių delegaciją? Kokias 3 vietas išvardinkite? Šiluva, Kryžkalnis ir Aštuonmečio muziejus. O pavalgyti? Pas Leoną galim ir pavalgyti. Šitą šventę jum apie ką? Apie bendrystę, apie pasiekimus, apie sutarimus, apie bendravimą, pabuvimą kartu, apie ateities planus. Rudens miesto šventė jau sunkiai įsivaizduojama be Raseinių krašto medžiotojų. Jau daugelį metų ši bendruomenė ne tik dalyvauja, bet ir kuria ypatingą šventės skonį. Vaišina susirinkusius gardžiais patiekalais. Šiemet tradicinė medžiotojų sriuba sulaukė ypatingo dėmesio, o tikra šventės naujiena tapo kepto elnio ragautuvės. Taip medžiotojai prisideda prie šventės tradicijų tąsos ir mūsų bendrystės jausmo kūrimo. Kas šito raseinietiško žvėries šiandien? Čia to žvėries nėra, čia jau tiesiai pasakęs kiaulienas. Norim pavaišinti, kad miestiečiai skaniau valgytų. Žvėrienas tai ne visiems tinka. Čia nustebino, žinoma. Nu, nustebino, taip. Tai čia koks žvėris tada? Kiaulienas? Čia kiauliena. O tai kaip čia dabar? Tai kodėl dabar? Neskanios raseinietiškos stirnos? Ne, jos skanios dėl to galbūt, bet ne visiems tinka. Miestelienam, ne visiems tinka. Tai jau čia tokį biškį savo identitetą aukojat. Čia biškį taip jau. Taikotės prie miestelėnų. Kaip sakė, gerinamės biškį prie miestelėnų. Ar jūs esate tikras raseiniškis? Taip, tikras raseiniškis. Gimęs augęs. Taip. Kas jums simbolizuoja Raseinius? Aš šiandien visų klausinėjau, kas jums yra Raseiniai?
Nu, Raseiniai, kaip sakant, gimtas miestas ir gimtas kraštas, tai ką jau čia kitaip jau. Rodos išvyksta kitur geriau nerandi, kai Raseinis. Taip kažkaip tai lyg taip. O kas labiausiai? Vardino vieni ten Dubysą, Lyduvėnų tiltas, Maironio parkas. Nu, taip, Dubysą, man gražių pietvarių, kas sakot, ir sodą prie Dubysos turim ir. Nu, tikrai. Upė gražiai ir gamta gražiai. Širdis dainuoja. Ir žvėris skaniausi. Taip, galima sakyti. O kiek čia maždaug, Albertai, bus porcijų? Maždaug? Nu, čia maždaug bus, kiek jeigu čia po pusę litro bus, iš viso paraboto turėtų būti 400 gal. O pernai kiek buvo? Pernai mes tai panašiai mes tai verdam tos 2 kartus. Kad iš vienu labai mažoką, sakom, tai jau padauginam visada. Supratau. Ačiū, gražios sriubos tada. Dėkui, sėkmės. Dabar įsiklausykit, Raseiniai ar Raseiniai? Jeigu žemaitišką sakyt, tai Raseinė. O jeigu taip jau lietuviškai taisyklingai? Kai aš jau lietuvišką nemoku, žinau. Aš jau tik tą žemaitišką galiu šnekėti. Tai, žinokit, tai būna jaunystė šnekėjau žemaitišką ir į senatvę pradedu žemaitišką šnekėti. Per vidurys iškrita. Iš mano amžiaus. Tokį klausimą, žinot, turiu dabar, lūšis, ne, mūsų simbolis. Taip? Taip. Žinot, ne? Žinau. Sutikęs gyvą esat? Lūšinė. Tik zoologijos sode. Aha, bet, yra kalbančių medžiotojų, kad Raseinių krašte jų vis pasirodo. Gali būti, bet mūsų būrelė nepasitaikė pas mus. Tikrai nėra, ne. Čia reikėtų norėti, kad jos gyventų, ar geriau nenorėti? Aš manyčiau, kad galbūt dar tegul jų čia nebūna, nes ir vilkų jau pradeda atsirasti ir to, ir ta. Nėra pas mus tiek žvėries, nėra tiek laukinės faunos ir avis žmonės augina ir šiaip dar kažkiek tai augina naminių gyvuliukų, tai aš manau, kad čia pliusą neduotų nieko, o šiaip tai užtenka tų plėšrūnų kietukių, kurie sunaikina visam maitą tą, kurį žuva žvėriukai. Aš manyčiau, kad čia, galbūt, žinok, egzotiko yra egzotika, bet šiaip tai nematau didelės būtinybės, kad ramiau gyventi. Jums šita šventė, Rudens bendrystės sodas, yra apie ką? Nu, žinot, tai yra tokia jau tradicija tapusi daug metų. Smagu ateit, pabendrauti, susitikti, kad ir šiandien medžiotojais iš įvairių būrelių mums nedažnai tenka. Kažkaip vis tiek tenka, praeinam bendroj kolonoj, pasilabinam, pasišnekam, kažkaip taip pasidalinam tą, koks dabar elnių medžioklė patinų, tai pasidalinam kas kur, kaip su šernais, kaip visą, šiaip tai toks, skaityčiau, kad tokia prasminga šventė, iš tikrųjų, ir matos, ir sriubutė vėrimai, ir visi tokie dalykai, žinau, kad, vienaip ar kitaip žmonės per mažai bendrauja, dabar visi tuo, pažiūrėkit, čia ir čia telefonuose sėdi, vieni iki maigo, suprantat, o šį čia nors... Prieš renginį reikia iš vis. Aš galvočiau, kad prieš renginį iš vis reikia, čia ateina telefonus turėtų susidėti kažkur tai į lentyną, padalyvauti ir vėl išpašeidami pasimtų. Tai, žmonės per mažai dalyvauja, tokių švenčių reikia ir jos reikalingos. Ar pas esate suskaičiavęs kelintą kartą čia dalyvaujate šitoj šventėje? Aš visuose dalyvavau, kiek tų švenčių buvo, tai nežinau, dar nuo kiek buvo, tai dalyvavau. Ir pačiame ir tekę virtą sriubą, ir ragauti, ir visą laiką aš dalyvauju, žinok, ir man labai smagu. Tai kažkur tai gali, medžioklinę aprangą, užsidėti ne tik miške, o šičia skrybelės, suprantat, viskas, kaip įpareigoja vis tiek, kad tu turi pasitempt, būt ateit, pasiruošti, pasižiūrėti, smagu. Šventė yra smagi ir reikalinga, ir iš tikrųjų labai reikalinga toks, bendrystės tas sodas iš tikrųjų ir dūšiai būna toks. Iš kur jūs? Mažeikiai. Mes sutarėm, žinokit, pakalbėsim jūsų kalba. Sunkiai prisitaikyti, bet bandysim. Aš labai greit persijungu nuo vienos į kitą. Tai jeigu taip su raseiniškiais pakalbėtumėt, suprastų, kaip jūs galvojat?
Nu, negaliu atsakyti, mes jau iš ryto čia Bet buvome. pabandykit. Gerai. Pabandyti ir jums pasakyti, ar pavyko, ne? Gerai. Sutariam. Dabar žiūrėkit, iš tikrųjų, ką kepat ir kiek kepsit? Kepsim, kol iškeps. Dažniausiai kepam, kol iškep. Tai čia nuo 4 valandų. Apie 4 Nuo 4. Priklauso, ką kepam, kokio jaunumo žvėris ir tokie dalykai. Tai Raseinių miesto šventėj, ką kepat ir kiek kepsit, vis tiek grįžtu prie to. Kepsim iki 2 valandos mums duoti laiką, tai preliminariai pasiskaičiavę mes turėtumėm spėti. Tai elnę kepam elnę, nemažą elnę, nes, matom, šventė labai gražiai, labai didelė, kad užtektų visiems. Visiems, aišku, neužtektų, bet paskanauti, paragauti, manau, kad bus gerai visiems. Labai yra tokių skeptikų, ne, apie žvėrieną kitą, neskani, o jūsų kokia nuomonė? Tai vat jūs savo galėsit nuomonę išsakyti, aš negaliu būti šališkas savo, tai palauksim, mums visą laiką gražus žodis labai svarbus. Tai. Turit savų receptų, savų ten burtų ar ne, jūs mokat ir neišduodat. Aš jau taip teisingai, ko gero, supratau. Jo, tos burtus mes niekam neišdavinėjom, tie burtai ir mūsų burtai. Ir dažniausiai, jeigu jau kas paklausė, mes jeigu jau ir pradedam pasakoti, tai dažniausiai neteisybė, netikėkit. Labą dieną. Elnieną ragaujat. Taip. Ir kaip? Labai skani. Patinka? Taip. Patinka. O su kuo skonis panašus, į ką panašus? Net sunku pasakyti iš tikrųjų. Gal jautiena kokia? Aha. Elniena. Bet taip, kaip šašlykas valgosi. Žodžiu, pagaminta va šitaip, ar ne? Taip. Ar klausėt, kaip gamina, ar domėjotės, ar tiesiog? Matėm, kaip kepės. Žiūrėkit, jūs raseiniškiai? Ne. Iš Kražių. Kaip miela. Dažnai atvažiuojate į Raseinius? Tenka. Užsukti. Galiu pasmalsauti, kodėl? Šventė. Patinka? Taip. O su kuo jums asocijuojasi tada Raseiniai? Oi, dabar sunku pasakyti, ir giminių gyvena, pažįstamų. Vat, dažnai pravažiuojam juos. Iš Kauno būna, kai grįžinėjom kitas įkusakam į Raseinis. Ragavot elnienos, kaip? Labai skani. Neragavot? Skani, labai minkšta. Ragautumėt antrą kartą? Ragaujam, aišku. Iš 10 balų, kiek rašot? 10 tikrai. Nes labai jau retai, kur būna žvėriena, taip skaniai iškepta. Aišku. O jaunimas? Jaunimas nebendrauja, ne? Skanu labai, tik tai, kad mums tai nėra naujiena. Mes esame medžiotojų šeima, tai dažnai ragaujam, skanaujam, valgom, bet tikrai labai skaniai padaryta. Labai. Aišku. Ačiū, labai gražios šventės. Tegul mūsų miestas klesti, bendruomenės dvasia niekada neišblėsta. Ačiū visiems už tai, kad esate kartu.